Jūs sveikina S+ skaitmeninė televizija. Norėdami suderinti skaitmeninės televizijos imtuvą Homecast, vykdykite instrukciją. Pirmas žingsnis – atstatyti gamyklinius nustatymus. Spauskite meniu mygtuką, po to instaliacija ir OK. Ekrane pasirodo lentelė su pranešimu prašau suvesti slaptažodį 0000. Pasirinkite funkciją atstatyti gamyklinius nustatymus, spauskite OK mygtuką. Šiame meniu jūs galite pasirinkti šiuos atstatymų tipus – visi ar kanalų sąrašas. Jei jūs pasirinksite visi, tai visi jūsų ankstesni nustatymai bus ištrinti – apsauga nuo vaikų, mėgstami kanalai, kalba ir taip toliau. Jei jūs pasirinksite kanalų sąrašas, tai bus ištrinami tik esami kanalai. Pasirinkite kanalų sąrašas ir spauskite OK. Dabar kanalų sąrašas ištrintas. Antras žingsnis. Pasirinkite funkciją rankinė paieška, paspauskite OK mygtuką. Įveskite paieškos pradžios dažnį 570000. Įveskite simbolių perdavimo greitį 6875. Dabar pasirinkite moduliaciją 64 QAM. Po to pasirinkite paieškos režimą laisvi plus CAS. Vėliau pasirinkite paslaugos tipą TV plus radio. Skiltyje tinklo paieška pasirinkite leisti, o dabar spauskite OK. Pasibaigus paieškai, ekrane atsiras lentelė su klausimu, ar jūs norite išsaugoti pakeitimus. Spauskite taip ir spauskite OK. Jei norite išsaugoti kanalų sąrašą, spauskite Exit mygtuką 3 kartus ir žiūrėkite surastus kanalus. Štai ir viskas. Gerų įspūdžių linkime su S+ skaitmenine televizija.